Didelis pledų asortimentas. Pledai iš Vilnos, Merino Vilnos ar Kašmyro. Susikurkite savo namų jaukumą su www.nostra.lt. Nostra – tekstilė jūsų namams. Už kiekvienos technologijos žmogus. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete. Rankšluosčiai, bambukas, medvilnė, šukuotinė medvilnė. Didelis asortimentas. Nostra – tekstilė jūsų namams. Tai tu įvedimą darysi. Aš savęs negirdžiu dabar, prieš tai girdėjau. Turėtum, aš tai jūs girdžiu. Dabar tai aš tave girdžiu. Viskas gerai. Ok, ne jūs, o tave. Tave. Aš tai girdžiu gerai. Gerai, Liuk. Jau kalbam. Sveiki visi susirinkę į Nostra RKL A diviziono savaitės rungtynes, kuriuose šiandieną susitinka Prienuose. Prienų, Tikodenta ir Šilalės Lūšies komandos. Abiems komandoms ši savaitė yra dviguba. Vakar tiek namų šeimininkai, tiek šiandienos svečiai patyrė pralaimėjimus po labai atkaklių kovų. Prienai nusileido Birštainui, tuo tarpu Šilalės svečiuose pralaimėjo LCC jaunimui. Šias rungtynes komentuosime dviese ir tai pratęsime po himno. Lietuvos himnas sugiedotas, o dabar galime grįžti į rungtynes, kurios netrukus prasidės. Kaip ir minėjau, šias rungtynes komentuosime mes dviese, aš Juozas Vičikinas bei Nerijus Varnelis. Tai Nerijau, ko tikitės iš šių rungtynių ir kaip pats jaučiatės? Sveiki visi krepšinio mėgėjai, kągi malonu pradėti kažkokį naują gyvenimo etapą, galbūt nebus mūsų pirma ir paskutinė transliacija. Ką žinau, šiaip keistai jaučiuosi, gal truputėlį neįprastas amplua, bet viskas gerai. Taip, ko tikimės? Šiandieną tikimės dinamiško, greito, įdomaus krepšinio. Man atrodo, mano požiūriu, abidvi komandos yra vienodo pajėgumo arba arti vienas kitos ir, man atrodo, turnyrinėje lentelėje jos yra kaimynystėje. Taip, panašiai. Taip va, tai kiek teko kalbėti su Šilalės Lūšies sporto klubo vyriausiu treneriu Linum Lekevičiu, turėjom nuogąstavimų, kad ne viso pajėgumo komandai yra šiuo metu. Tai trūksta
vieni svarbiausio patirties turinčio žaidėjo Valdo Vasiliaus šiose rungtynėse, kuris jisai turi problemų su sveikata. Pakilusi yra temperatūra ir dar porą žaidėjų. Šiandieną startiniai penketukai Prienai pradės su Kaju Mokmanu, Ignu Dirda, Pauliumi Stiaukūnu, Domantu Šeškumi ir Edu Valenta. Tuo tarpu Šilalė pradės su Mindaugu Čepausku, Liudu Valentinu, taip pat Linu Lekavičium, kuris yra žaidantysis komandos kapitonas, taip pat Justas Košys pasirodės aikštelėje ir Gvidas Gačiušis. Pakalbinau šį Prienų komandos trenerį prieš rungtynes ir akcentavo treneris, kad labai bus šiandieną svarbu sustabdyti pagrindinius komandų lyderius, gynėjus, nes ant gynėjų paremta Šilalė daugiausiai yra. Tai skiria Nedą Vidmantą, Justą Košį, Valdą Vasilių ir Mindaugą Čepauską, kurie yra pagrindiniai lyderiai. Nedas Vidmanas ypač, kuris renka šiame sezone po 17 net taškų. Tai, bus tikrai nelengva užduotis Prienam, žinom tai, kad labai daug taškų prasileidžia Prienai, net po 91. Aišku, Šilalė irgi ne ką atsilieka panašiai, po 92. Tai ar galit man pritarti, Nerijau, kad šiandieną bus tikros, galim sakyti, puolimo rungtynės ir gynybos nelabai išvysim? Tikriausiai skaičiai nemeluoja ir tikimės šiandieną open court rungtynių, atviro žaidimo. Nemanau, kad bus akcentas dėtas arba komandos žais nuo gynybos. Greičiausiai jie darys savo taktiką puolimą rimtomis kombinacijomis ir tikiuosi ir galvoju, kad bus paremtas tiesiog rungtynės, kas daugiau šiandieną įmes. Taip, kalbant apie pataikymus, tai Prienų komanda visai neprastai meta iš vidutinio nuotolio, iš 2 taškų zonos, tai 56%, Šilalė atakuoja 50 beveik 2, tuo tarpu tolimi metimai 30 beveik 1% Prienų ir 27 Šilalės, o kalbant apie baudų metimus, tai, skirtumas šiek tiek didesnis, patikslinsiu, Šilalė 33,5 apsirikiau, bet Prienai 30,5. Kalbant apie baudų metimus, tai iš viso Prienai atakuoja per rungtynes po 21 kartą, meta pataiko tik po maždaug 14, tuo tarpu Šilalė maždaug meta po 19 baudų, pataiko 14. Tai tokie taiklumai nėra prasti, bet Prienam baudų metimus šiandieną bus labai svarbu susimesti ir kaip matome Šilalė būtent ir pradeda savo pirmąją ataką. Jo, ir ataka yra skirta žaisti ir krepšį išvedant didelį aukštą žaidėją ant vadinamo ūso, gaunant jam kamuolį nugarą į krepšį ir bandant apžaisti. Gera pozicija, bet tiesiog nepavyko užbaigti ją sėkmingai. Ką, žiūrim toliau? Kačiušis metė pirmąjį savo metimą šiose rungtynėse, iš po krepšio nepavyko jam užsibaigti, o dabar jau Prienai turi šansą atsidaryti savo sąskaitą šiose rungtynėse. Arti klaidos šiaip žaidė prieniškiai ir turi šansą dabar pratęsti ataką, dar 7 sekundės turi. Čia Steikūnas, 1 prieš 1 bando, tačiau neįveikia vis dėlto geros gynybos to pačio Kačiušio, kuris prieš tai ir prametė. Vat matom dabar, kad Šilalės komanda žaidžia kombinaciją vadinamą motioną. Tai tiesiog, kai kamuolys yra perduodamas, visiems leista paliesti kamuolį, sužaisti su kamuoliu ir bandant išnaudoti įsikeitimo situacijas. Dabar Domantas Šeškus žaidžia 1 prieš 1, bandė nusimesti komandos draugui kamuolį, bet kertantis Valentaną tiesiog negavo to kamuolio, tiesiog nuspėjo kažkiek gal irgi Šilalė šį sumanimą, bet Prienai vis dėlto turi dar vieną šansą atsidaryti savo sąskaitą. Kajus Okmanas. Štai taip atsidaro šiose rungtynėse tolimas metimas 3-0. Bet kuriuo atveju aš manyčiau, kad Šilalės komandos varžybų lemtis priklausys, kaip jie sugebės sustabdyti Prienų komandos lyderį Šeškų, taip? Taip, Šeškus po 20 taškų net kol kas šiame sezone renka, šiaip universalus ir po beveik 5 kamuolius atkojo vidutiniškai per rungtynes ir po 6 rezultatyvius perdavimus. Tai toks
visapusiškas žaidėjas, o čia dar vienas tolimas metimas. Šįkart Ignas Dirda, praeitame sezone rungtyniavęs Kazlų Rūdos komandoje, buvo vienas iš lyderių, šiame sezone padarė perėjimą į Prienų komandą, tačiau Kazlų Rūdos komandai kol kas sezono pradžia kiek sėkmingesnė negu Prienams, bet tikrai manau įsižaidė Prienai, gali parodyti dar šiame sezone charakterį ir gan toli nueiti. Aišku, žaidimo, iki tobulo žaidimo, kaip ir pats Domantas Šeškus sakė, interviu metu dar labai toli. Didelis pledų asortimentas. Pledai iš Vilnos, Merino Vilnos ar Kašmyro. Susikurkite savo namų jaukumą su www.nostra.lt. Nostra – tekstilė jūsų namams. Už kiekvienos technologijos žmogus. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete. Apdė varžovų išpuolį. Faktiškai visai protinga pražanga, jau turėjo įgavęs varžovas pranašumą. Čia 3 taškai ir Šilalės atsakymą 6-5. Labai gerą įmetė metimą, labai tokį sunkų, sakykime, taip tarp sportinių kalbant į veidą gavo trajeką, 3 taškus ir, kaip sakoma, kol kas taškas į tašką, ko ir tikėjomės. Taip, Valentinas pasižymėjo taškais, vidutiniškai šiaip šiame sezone Liudas Valentinas per 22 minutės renka po 7 taškus. Tikrai, galim sakyti, duoda naudos komandai nemažai ir praeitose rungtynėse tikrai neblogas rungtynės sužaidė. Čia Steikūnas gražiai veržiasi, tačiau ieškodamas pražangos nieko negauna ir po to prameta. Čia greita ataka jau iš Šilalės ir dar 2 taškai. Grįžtant, atsiprašau, prie Liudo Valentino, reikėtų pastebėti, kad šį sezoną meta 46 procentų, 46,2 dalys, 3 taškus. Taip, čia dar vienas Prienų atsakymas ir dar tolimas metimas keliauja į Domantą Šeškos sąskaitą 9-7. Ir kaip nebūtų keista, koks tai siurprizas, Prienai visus taškus pelnė 9 taikliais tritaškiais. Kažkas tai naujo. Taip. Bet aišku, kaip matome, Šilalė stengiasi galbūt daugiau tiesiog Prienams leisti atakuoti iš toli, negu galbūt iš aikštelės. Dabar va vėl labai paprastai tiesiog Prienai žaidžia, tik bėga į aikštelę, iškart nusimetimas ir tolimas metimas, bet šį kartą nepavyksta. Toks šiek tiek mini Žalgirio braižas, kad jei jau greitą ataką bėgi, tai iš karto iš vos ne pirmo pagavimo ir meti, realiai. Tai kad... Čia 2 taškai su pražanga, dabar jau imas iniciatyvos vėl tas pats Liudas Valentinas, 5 jo taškas ir 2+1 situacija. Treneris Prienų labai pyksta ir Paulius Steikūnas sėdant suoliuko. Bet galėčiau išreikšti nusistebėjimą. Minėtas žaidėjas yra deširankis, bet labai užtikrintai nuėjo, kai yra ranka vadinama. Ir iš po krepšio su bauda metė 2 taškus, kairė ranka. Taip, Kajus Okmanas išžaidinėjo kamuolį Prienų komandoje. Aišku, vėl kamuolys nukeliauja iki Domanto Šeškaus, jis imasi iniciatyvos ir gražus prasiveržimas pasibaigia dar 2 taškais. 5 Domanto taškas, čia iš karto Šilalė labai greit užpuola, nespėja tiesiog į gynybą sugrįžti Prienai ir gauna, kaip sakant, žuvų per ausį. 2 taškai. Taip, ir Prienų vyriausias treneris Paulius Ivanauskas, matomas, žiauriai yra nepatenkintas, kadangi taškus gavo Prienų komanda įmetusi. Ta prasme nespėjo grįžti ir sustoti į gynybinę poziciją. Taip, ir dabar vėl Prienai dar pelno 2 taškus, vėl Domantas Šeškus prasiveržęs po krepšiu pelnė taškus. Ir kaip matome, ką akcentavome prieš pat rungtynes, kad gynybo čia galime nesitikėti daug, tiesiog abi komandos prasiveržimais renkasi taškus, vėl Domantas Šeškus su kamuoliu. Ar žais 1-1? Taip, iš karto metų ir pataiko, bet dabar jei jau Domantas Šeškus susikūrus, tai laukia sunki naktelė. Tiesiog Šilalės komandos jau Domantas Šeškaus, tai yra
Jei neklystu, 10 taškų Domantas Šeškus turi, kol kas puikus kėlinys ir iš 16 taškų, 10 taškų pelnyti, tai, kažką pasako. Tai akivaizdu, kad Domantas Šeškus turi visas vadžias savo rankose ir gali daryti puolime, ką jisai nori, ką jisai mėgsta ir priimti sprendimus asmeninis ir aš manau, tai bent jau šiandieną tai pasiteisina, tai manytume, kad to galima buvo tikėti. Kačiušis dabar stoja prie baudų metimo linijos, tik mes baudą, 2+1 situaciją dar kartą sukūrė ir bauda pasiekė. Tikslas 17-16 ir vėl šis 1 taškų priekyje. Bet minėtas žaidėjas, kaip matėte, žaidžia ant tūso, vadinamo, sukasi į galinę liniją, kaip ir turėtų mesti kairę ranką iš po krepšio, bet mesdavo dešinę, bet tai pasiekė tikslą, ta prasme, tai galėtų Prienai užakcentuoti prieš šitokią gynybę, kad vis dėlto uždaryti vidurį ir bandyti leisti tiesiog suktis į vidurį ir kad jis mestų puskablį kairę ranką. Bara treneris Ivanauskas savo žaidėjus už tas tokias klaidas. Aišku, protinga šį pražangą dar pasiėmė Prienai, vėl tiesiog jau veržėsi link krepšio varžovas ir jai, manau, net ta pražanga galėjo užsibaigti Šilalė dar 2 taškai. Čia bandymas tritaškių pasižymėti, tik šį kartą tas metimas Košio mestas nepasiekė tikslo. Čia pražanga ir Steikūno ta energija, agresyvumas duoda vaisių. Taip, bet atkreipkime dėmesį, kad Prienų komanda po atkovoto kamuolio iš karto tą, ką daro praėjus nedaugiau 5 sekundžių. Tai matosi, kad vis dėlto, kaip ir mes kalbėjome, kad bus akcentas puolimui ir greitom atakom. Taip, nepataiko pirmosios dabar Paulius Steikūnas baudos, turėjo šansą atsidaryti ir savo sąskaitą. Galbūt bent antrasis pasieks tikslą, bet jau kaip ir minėjau, su tomis problemomis baudų metimo pataikymo labai susidarė šiame sezone Prienai. 64,5 tik siekia bendras komandos pataikymas, tai labai prastas rezultatas ir jei nori tikrai šiame sezone dar Prienai pakovoti dėl apskritai ir daugiau tų pergalių, kiekviena bauda svarbi yra. Taip, vėlgi matėme 22 numerio ant marškinėlių žaidimą nugarą. Kaip ir sakiau, jis varžovų uždarė jo galinę liniją, privertė mesti puskalbį iš po krepšio kairė ranka ir jisai buvo netikslus. Čia labai gražiai, čia jau Lino Lekavičiaus patirtis klaidina varžovus ir Kačiušis pelno dar 2 taškus, 7 jo taškas, o bravo Linui Lekavičiui už tokį perdavimą. Senolis dar truputėlį turi parako, tai džiugu. Malonu stebėti tokį patyrusį žaidėją, kuris gali lygiai su žaisti ir sukovoti su jaunesniais varžovais. Taip, o šį kartą Damkės, galim taip pravardę Domantą Šeškų vadinti, tritaškis dar kartą skrieja tinklelį ir kol kas Domantas Šeškus dominuoja šiose rungtynėse. Prienų komandoje jis kol kas yra susimetęs visus 6 metimus, 4 iš 4 dvitaškį ir 2 iš 2 tolimi metimai. Tai kol kas labai tą, kaip sakant, bangą pajutęs yra Domantas. Praeitose rungtynėse prieš Birštoną surinko vos 14 taškų, o jau dabar per pirmą kėlinį turi tik 13. Tai gal vėl bandys siekti taip MVP titulą šiandieną savaitės. Labai realu ir jam manyčiau, kad palankus varžovas tai padaryti, bet greičiausiai šiuo metu jisai negalvoja apie jokius ten titulus ir panašiai, o bando atiduoti visas jėgas komandai, kad pasiekti pergalę. Taip, nes reikia kilti tikrai iš pelenų Prienų komandai, vos 1 pergalė, 4 pralaimėjimai. Čia vėl Domantas Šeškus šiek tiek pritrūko sėkmės, bet metimą neblogą susikūrė. Taip, krepšininkų žargonu tariant, išpjovė lankas kamuolį ir nepasiekė 3 taškų, bet geras buvo metimas. Arti tikslo buvo. Taip, čia renkasi tokį sudėtingą dabar metimą Mindaugas Šepauskas, tačiau tikslo nepasiekė. Čia
Na, Prienų komanda maištauja, nenori sutikti su šiuo sprendimu teisėjų, kad kamuolys būtent atitenka varžovam, bet na, čia jau nieko. Tikiuosi su maištu nebandys užkariauti Vašingtono Kapitolijus. Taip. Čia giliai po krepšiu gauna kamuolį ir išnaudoja šią progą dar kartą. Šį kartą Simenas, kuris atsidaro savo sąskaitą, ką tik žengiam parketo šį žaidėjas ir parašau 2 taškai, 22-20, 2 minutės 10 sekundžių lieka žaisti. Oi, kaip gražiai. Puikiai, malonu žiūrėti. Super, koks geras situacijos skaitimas. Kągi, vėlgi Šilalės komanda bando žaisti vadinamą motion kombinaciją ir puikiai tai išnaudoja, pelnydami lengvus taškus iš po krepšio. Dabar Prienai organizuoja savąją ataką. Kajus Okmanas išžaidinėjo kamuolį. Na, įdomu, ką dabar sugalvos, ar tą patį, nežinau, ar derinukų galima buvo ten vadinti, kur buvo tiesiog perdavimas po perdavimo ir tiesiog taškai iš po krepšio, bet keitimai dabar matome irgi Šilalės gretose ir žengia į aikštelę pagrindinis Šilalės komandos lyderis Nedas Vidmantas, kuris, kaip ir minėjau, kol kas šiame sezone po 17,5 taško renka. Tai yra, na, kaip tikrai žaidėjui tokiam patyrusiam, galim sakyti, kažkiek nebloga statistika. Na taip, bet vis dėlto daugiausia dėmesio mūsų šiandieną sulaukė Domantas Šeškus, kaip matome, nepailstamai dirba puolime ir kūrė situacijas savo komandai ir tuo tai pasiekė ir šiuo metu ruošiasi mesti 2 baudos metimus. Ir pirmasis baudos metimas Domanto yra tikslus. Dar šiek tiek sumažina atsilikimą 1 taškeliu ir gali išlyginti. Tiek Prienai jau seniausiai yra išnaudoję pražangas iki bonuso, tuo tarpu Lūšis yra prasižengusi 4 kartus, bet panašu dabar buvo 5-oji, ar ne? Ne, panašu pražangos nebuvo, tiesiog kamuolys paliko nuo Šilalės, pratęs ataką Prienai. Stikūnas. Štai taip, nebaisu jam net ir rankos prieš veidą iškeltos Simeno, jei neklystu, dabar buvo. Ar ne? Bergaudo, Simon. Pats dabar Bergaudas bando pelnyti taškus ir Prienai organizuoja ataką. Čia Domantas Šeškus vėl bando imtis iniciatyvos, pritraukti varžovų gynybą, nusimesti kamuolį, o Juozas Talakelpšas jau meta kamuolį po švilpuko. Įdomus faktas, Juozas Talakelpšas buvo mano klasiokas. O, geras. Ir Domantas Šeškus dabar meta baudų metimus ir kol kas ta pati problema lieka. Baudų metimai netikslus. Nepavyksta Domantui pelnyti 15 taško. Kyla klausimas ir ar užteks jėgų Domantui tokiu intensyvumu žaisti ir be keitimo. Čia atsikovojo kamuolį, bet buvo apdovanotas bloku dabar Kazlauskas. Simenas įsirašo pirmą blokuotą kamuolį apskritai šiose rungtynėse. Čia iš toli nepavyksta Šilalei pasižymėti. Dar vienas šansas. O antrasis šansas dar labiau. Ojojoj. Na čia kaip saugo kamuolį dabar Andrijauskas. Tiesiog ant parketo parkritusi Dirda tiesiog metė ir išsaugojo kamuolį Šilalė. Na, toks įdomus epizodas. Noriu paminėti ir šiek tiek komandų pataikymus. Prienai tolimus metimus kol kas realizuoja šiose rungtynėse 6 iš 11. Šilalė kol kas 1 iš 8. Ir kamuolys atitenka Prienam. Jo, bet matome, kad Šilalės komandos žaidėjas Vidmantas
bando atakuoti Domantą Šeškų, kad jisai vargtų gynyboje, dirbtų ir kad jam mažiau užtektų jėgų puolimą organizuoti. Taip, bet manau, tiek, na aišku, čia lygus variantas, nes tiek viena, tiek kita komanda vakar žaidė rungtynes, tai manau pasitaupys gal kiek ir gynybai kai kurie žaidėjai, ypač tokie kaip Domantas Šeškus, kur jų stiprybė puolimas. 4 sekundės lieka pirmajame kėlinyje, Domantas Šeškus, perdavimas čia iš toli nepataiko. Taigi po pirmo kėlinio 26-24, kol kas priekyje 2 taškais namų šeimininkai. Didelis pledų asortimentas. Pledai iš Vilnos, Merino Vilnos ar Kašmyro. Susikurkite savo namų jaukumą su www.nostra.lt. Nostra – tekstilė jūsų namams. Už kiekvienos technologijos žmogus. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete. Rankšluosčiai, bambukas, medvilnė, šukuotinė medvilnė. Didelis asortimentas. Nostra – tekstilė jūsų namams. Na ką, grįžtame į eterį 26-24, antrasis ketvirtis tokiu rezultatu prasidės, Prienai turi +2. Tai Nerijau, kokį įspūdį paliko Prienai ir Šilalė ir kokį abi komandos žaidimą žaidžia jūsų nuomonė? Faktas tas, kad abi dvi komandos šiuo metu bando pagal rezultatyvumą pasiekti 100 taškų ribą. Tik tai norėčiau atkreipti porą statistinių protokolo grafų. Tai abi dvi komandos, nepatikėsite, per pirmą kėlinį padarė nei vienos klaidos. Oho. Taip, o atkovotų kamuolių skaičius po 11, viena komanda puolėme atkovojo 3 kamuolius, kita 2, bet tai matosi, kad lygius statistiniai duomenys ir ką matome ir šies rungtyje, kad komanda žaidžia apylygiai. Taip, rezultatyvių perdavimų statistikoje vienu daugiau Šilalė ir atlikusi 6-5, čia Domantas Šeškus vėl bando imtis iniciatyvos, na bent bravo, kad dar pats bandė ir puolime kamuolį atsikovoti, tai energijos tikrai nestokoja puolime, čia iš toli pro rankas nepataiko šį kartą Bergaudas ir šansas dabar jau pulti Prienams. Juozas Talakepšas, Steikūnui. Juozas vėl su kamuoliu. Matote, žaidžia paprastą primityvų pick and rollą ir tikisi įsikeitimo, bet tiesiog pavyko įvesti dideliam žmogui po krepšiu kamuolį. Vidurio aikštės pažeista taisyklė, atsiprašau, jį pertraukiau. Ne, viskas gerai. Tai tiesiog bandė perimti Šilalę, bet po to tiesiog užmynė. Vidurio linija Kazlauskas tiesiog sugavo kamuolį, na, per anksti gal šiek tiek. Ir pirmoji klaida, ką akcentavom, kad į pirmam kėliny klaidų nebuvo, tai dabar, va, prašau, ir pirmoji. Nedas Vidmantas. Gražiai dalinasi kamuolį kol kas Šilalė. Čia, na, tiesiog paprastai kamuolys iš rankų rankas, bet jau per ilgai šiek tiek užsižaidė su kamuoliu Šilalė. Reikėjo jau atakuoti, tikrai, manau, ir Vidmantui, na, daug šansų buvo tiesiog atakuoti, nežinau, kodėl to tiesiog nedarė Šilalė, na, tiesiog galbūt nematė švieslentės. Greičiausiai pametė orientaciją, kiek liko atakai sekundžių ir užsižaidė komanda. Taip, Domantas Šeškus, aišku, savo stichijai iš karto gauna kamuolį, bando ieškoti opcijų puolime ir prašau, išprovokuota dar viena pražanga ir tai yra jau antroji Simenui.
Ir komandinė antroji Taip. pražanga, Prienų komanda antrame kėlinyje kol kas neturi nei vienos pražangos. Čia Steikūnas gražiai bandė perduoti kamuolį Kazlauskui, tačiau nesugavo, tiesiog žaidėjas ir dar kartą klysta. Bet pasuojančio žaidėjo sprendimus buvo tikrai geras, tiesiog komandos narys nesitikėjo greičiausia tokio perdavimo ir nepavyko jam pagauti. Na, jau prabėgo beveik 2 minutės antrajame kėlinyje, tačiau nei viena, nei kita komanda dar kol kas taškais nepasižymėjo. Čia labai gerai buvo atsilaisvinęs Bergaudas, tiesiog nepavyko jam užsibaigti. Gera proga buvo, dabar dar ir trečią komandinę pasiema Šilalė. Andrijauskas dabar antroji jam asmeninė, na, pražangų kol kas Šilalė dar net 2 minutės neprabėgo antrajame kėlinyje, jau 3 komandinės, tai dabar tik viena bonusė bus, o Domantas Šeškus sėda palsėti. Visą pirmą kėlinį atžaidė ir dar 2 minutės pirmasias atžaidė ir antrajame. Taip, ir turėčiau dar vieną pastebėjimą pasakyti, kad pirmame kėlinyje abiejų komandų vyriausiai treneriai nebuvo jame nei vienos minutės pertraukėlės. O čia, prašau, dar viena išprovokuota pražanga ir 2 baudų metimai laukia. Juozas Tallat-Kelpša stos mesti jų. Išprovokavo pražangą, ketvirtoji komandinė labai greitai susirinko tas komandinės pražangas Lušys ir dabar šiaip gali Prienai naudotis agresyviai, pulti ir tiesiog ieškoti tų pražangų ir tiesiog baudų metimais rinktis taškus, bet jau žinom, kaip su baudų metimais Prienam. Matome, kad Prienai suagresyvino žaidimą puolime, bando žaisti 1 prieš 1. Šilalės komandai nepavyksta tai padaryti gynybą be pražangų. Tai sakyčiau, kad turėtų bandyti stoti galbūt aikštę, nes 1 prieš 1 asmeniškai nepavyksta susiginti. Taip. Oi, kas čia per sprendimas ir klaida. Tai kaip matome, Prienai po mesto baudos metimo pabandė paspausti ir iš arčiau pasitikti Šilalės komandą. Kiek nesitikėjo gal. Taip, tikrai taip. Juozas Tallat-Kelpša dabar ir Šilalė bando spausti šiek tiek varžovus, prisinguoti. Čia Juozas Tallat-Kelpša muša kamuolį ir praranda. Bet vėlgi, kaip matome, Prienų komanda gan lengvai įsiveržė žaidėjas su kamuoliu link krepšio ir tik tai kažkokio paskutinio judesio dėka jam nepavyko Šilalė apsiginti, bet matom, kad gan lengvai skrodžia gynybą Prienų komanda. Taip. Šempausto kamuolį gauna ir 2+1 pagaliau Kačiušis. Na, kol kas jis šiose rungtynėse Šilalės komandoje lyderiauja, jis yra rezultatyviausias. Ir tai buvo jau 9-asis taškas, turėjo šansą tapti pirmoji savo komandą, surinkusi 2-ženklį taškų skaičių. Bet noriu paakcentuoti Šilalės pataikymą, kol kas iš toli 1 iš 9 tik taiklus metimai. Na, tiesiog tragedija, nepataikymas. Realiai turės labai pagerinti, nori su Prienais dar šiandieno kovoti, nes 2 taškiais realiai neišgyvensi. Prienai pataikys 1 tritaškį, Šilalė po 2 taškį, tai kieno pranašumas? Nu taip, bet galėtų Šilalė išnaudoti Kačiušį arčiau krepšio, kadangi matome, jisai turi gan stiprų kūną ir galėtų tikrai pabandyti padominuoti arčiau krepšio. Tuo būdu padėtų Prienai spaustis po krepšiu, eiti, saugoti, pagelbėti, dvigubinti. Tada lengvesnis išmetimas, perdavimas į tritaškio liniją ir tada galbūt lengvesnis, atviresnis metimas, kur galėtų būti sėkmingas. Čia, kaip matome, Prienai nusprendė paspausti varžovus. Presingas nuo pat galinės linijos, čia dviguba net gynyba buvo, gal net nesitikėjo, kad Šišį šiek tiek. Čia kaip greitai puola Prienai ir sėkmingai. Minutės pertraukėlės iš karto jau prašo Šilalė ir pirmoji minutės pertraukėlė, į kurią ir keliaujame. Didelis pledų asortimentas. Pledai iš Vilnos, Merino Vilnos ar Kašmyro. Susikurkite savo namų jaukumą su www.nostra.lt. Nostra – tekstilė jūsų namams. Už kiekvienos technologijos žmogus. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
Rankšluosčiai, bambukas, medvilnė, šukuotinė medvilnė, didelis asortimentas. Nostra tekstilė jūsų namams. Na ką, grįžtame po minutės pertraukėlės. Pirmoji buvo tik šiose rungtynėse ir jos paprašė Lūšies komanda. Prienai sukūrė šiek tiek atkarpą 4-0. Matėme paspaudę Prienai varžovus ir tas spaudimas pasiteisino 2 kartus realiai. Vieną kartą suklydo Linas Lekavičius, o antrą kartą tiesiog buvo uždvigubintas varžovų pusėje Kačiušis ir prarado kamuolio. Dabar tas pats Kačiušis puikiai žaidžia puolime ir 2 taškai jo. Gerai, minutės pertraukėlė Šilalės komanda matosi padarė išvadas, susibraižė derinį, kaip įveikti. Ir čia nieko nereikia sakyti, po 1 minutės pertraukėlės keliauja kita Šilalė, +4 atkarpa. Matai, gerai susibraidė tuos derinius ir tada išėjo iš spaudimo ir važiavo. Matai, tai maudosi 2 perimti kamuoliai, 2 taškus. Didelis pledų asortimentas. Pledai iš Vilnos, Merino Vilnos ar Kašmyro. Susikurkite savo namų jaukumą su www.nostra.lt. Nostra tekstilė jūsų namams. Už kiekvienos technologijos žmogus. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete. Rankšluosčiai, bambukas, medvilnė, šukuotinė medvilnė, didelis asortimentas. Nostra tekstilė jūsų namams. Ir dabar Prienai gavę šiokį tokį mini šlapę skudurą į veidą. Vėl dabar jie paprašė pirmosios minutės pertraukėlės. Buvo sukūrę Prienai neblogą atkarpą 4-0, atrodė jau pagavo ritmą, po to minutės pertraukėlė atrodo išderino komandą. Čia kaip matome, Juozas Talakapša bandė imtis iniciatyvos puolime, bet viskas gavosi tik klaida. Na čia vėl tiesiog bando nugarai krepšį žaisti Kačiušis ir taip, na, tiesiog ardyti varžovų tą gynybą. Bet matome, kad Prienai padarė irgi išvadas ir mato, kad didžiausia grėsmė gynyboje pas juos yra iš po krepšio. Tai kaip matome, bando padvigubinti ir išeiti į pagalbą besiginančiam žaidėjui prieš Šilalės 22 numerį Kačiušį. O jie čia nespėjo susikeisti Prienų žaidėjai ir tiesiog visiškai laisvas dabar atakavo iš toli Čepauskas. Pirmasis jo tolimas metimas, kuris persveria vėl rezultatą. Šilalė priekė 1 tašku, 33-32. Bet kaip matome, tik tai prieš kelias akimirkas Prienai jau lygtai atrodo valdo situaciją, veda komandą varžybas savo naudingą linkme. Po gero taimauto paimto Šilalės iš karto automatiškai kardinaliai pasikeitė vaizdas aikštelėje. Matome ir perimti kamuoliai iš Šilalės ir laisvi metimai, tritaškiai ir iš po krepšio laužimas. Realiai vakar tas pats vaizdas buvo su LCC, kur irgi LCC tik sukuria geresnį atkarpą. Iš karto, ta prasme, prasideda Šilalės sugrįžimas. Žiūrėkit, Prienai dabar meta 11 baudą, 12 mes, o Šilalės komanda metė tik tai 5 baudas. Tai daug ką pasako apie agresyvumą ir žaidimą puolime. Taip, Osteikūnas panašu kėsinasi šiandieną į dvigubą dublį, kol kas jo sąskaitai tik 6 taškai, bet 7 atkovoti kamuoliai. Kol kas tas kova dėl kamuolių, na, neblogai. Aišku,
šiek tiek ir Prienų. Čia yra klaidų, va tiesiog Nedas Vidmantas gavo progą šiek tiek tos laisvės momentų, meta tolimą metimą ir jis yra tikslus, o čia jau klaida buvo Pauliaus Steikūno, kuris šiek tiek per daug laisvės tiesiog davė varžovui mesti. Jisai nuėjo pasaugoti besiginančiam komandos žaidėjui prieš Kačiuškį iš stipriosios pusės ir automatiškai atidarė pirmą pasą ir gavo tritaškius. Taip, bet rizikuoti ties Nedu Vidmanu tai negalima, tiesiog nes labai pavojingas metikas, dabar parodo ir kokį agresyvumą jis turi ir talentą. 2+1. Staigumas labai geras, matosi greitas. Pirmą žingsnį turi tą gerą. Taip, labai geras vaikas, pirmas žingsnis. Ką greičiausiai Prienų komanda truputėlį užmigo kitoje pusėje, nepasislinko į kamuolio pusę ir tuo Šilalės žaidėjas pasinaudojo esančią po krepšiu erdvę. Taip, dabar atkarpą laimi Lūšies komanda kol kas 11-0. 11-1. Oho. Tai reikia kažkaip Prienam, nežinau, Domanto Šeškaus vėl tos stebuklingos atkarpos, dabar galbūt ir prasidės. Šį kartą jau Šeškaus komandiškai žaidžia, čia iš karto po taškų klaida ir patyręs vilkas Linas Lekavičius 4 tašką savo pelno. Ir vėl jau nebe pirmą kartą Prienų komanda po įmestų taškų iš karto gauna kontrataką, nespėja grįžti į gynybą, matosi. Bet čia tiesiog paprastai labai žaidžia Prienai, pick and rollas, Šeškaus ir Pauliaus Steikūno duetas, užtvarą pastato Paulius Steikūnas, Domantas Šeškus nusimeta kamuolį tiesiog kertančiam link krepšio Pauliui Steikūnui ir viskas, 2 taškai, 2+1 situacija ir iš karto skirtumas vėl mažėja. Tikrai taip, matosi Domanto indėlis komandos puolime iš karto pakeitė vaizdą, kai tik tai jis grįžo į aikštelę po keitimo. Taip, pataiko baudos metimą Steikūnas, aišku, kamuolys vėl taip nenorom įkrito į krepšį, bet, kaip sako, nugalėtojai neteisiami. Jama mes tokius metimus, nesvarbu, kad ir pašokinėjant lanko, gal net toks jau vadinamas kiauras įkrito, bet vis tiek taškas yra taškas. Taip. Čia matote vėlgi, kamuolys kitoje pusėje. Prienų komanda truputėlį pasislinkusi prie savų žaidėjų, o nesaugoja erdvės po krepšiu. Ui, o čia kieta pražanga buvo prieš Igną Dirdą. Kol kas Ignas Dirda dar nėra pilnavertiškai galbūt pasijungęs į šiandienos rungtynes, tik 3 taškai. Kol kas, aišku, ir to kamulio daug negauna organizuoti žaidimą. Taip, bet faktas pagrįstas faktu, kad Prienų komanda turi 2 komandinės pražangas, o Šilalės komanda jau yra senai bonuse. Prieš 5 minutės jau realiai jau turėjo 5. Taip, bet tai keista, Šilalės komanda turi gan neblogą kūną po krepšių, kurį gali išnaudoti puolime, galėtų per daugiau per jį bandyti pasiekti kamuolį. Taip. Ir to išprovokuoti baudų metimus. Vėl visiškai laisvas Nedas Vidmantas šį kartą pro šalį atakuoja iš toli. Ojojoj. Suklupo. Nesusipratimas šiek tiek čia įvyko. Manau, žaidėjas pabandė padaryti ne pačią savo stipriausią žaidybinę situaciją, ką jis geba ir toks rezultatas. Bet pastebėjimas tas, kad Vidmantas metė tritaškį labai sunku. Iš tikrųjų, Prienai spėjo prišokti prie metančio žaidėjo ir taip sukėlė jam labai didelių nepatogumų metimų. Dabar Ignas Dirda prižiūri Nedą Vidmantą. Čia panaši situacija, ojojoj, kaip lengvai tiesiog prasileido Paulius Steikūnas savo oponentą ir 2 taškus susirenka Košys. Bet vėlgi gynybinė situacija labai buvo bloga, kojų darbas į kamuolį, gynybinė situacija, matot, jeigu prarandi poziciją, reikėjo stabdyti baudą, kadangi Prienai dar nėra bonuse ir galėjo tiesiog padaryti tai. Taip, ten kol kas puolimas Prienų tai tikrai nėra prastas, bet gynyba, kaip ir minėjom, nei vienos, nei kitos komandos kol kas neblizga ir visiškai tiesiog puolimu paremtos rungtynės kaip NBA kokiai lygoj. Kas daugiau mestas laimės. Taip, tikrai taip. Galėtų Prienai truputėlį daugiau įdėti pastangų, pasiaukojimo ir
galėtų, manau, bandyti nulaužinėti varžybas, nes puolimas jiems labai gerai sekasi. Na ir va ir matome, Paulius Steikūnas dabar veržėsi po krepšiu, vienas tiesiog apžaidė visą Šilalės komandą, nespėjusi dar sugrįžti net į gynybą ir 13 jo taškas. Taip, bet labai gražus taškai dideliam žmogui su tokiais puolimo įgūdžiais, su kamuoliu užbaigti iš po krepšio labai gražu. Vėl Nedas Vidmantas, nu tiesiog dabar jau Domantas Šeškus šiek tiek gynyboje plaukėjo komandiniai ir vėl visiškai laisvas lyderis Šilalės pelno dar vieną tolimą metimą 11 taškų ir susilygina pagal taškus su savo komandoje su Kačiušiu, kuris taip pat turi 11, čia perimtas kamuolys ir 2+1. Ai. Kajus Okmanas nespėjo tiesiog apsiginti prieš greitai atakoje skubėjusi varžovą ir viskas pasibaigė tiesiog varžovų 2 taškais ir keliaujame į minutės pertraukėlę. Didelis patalynės asortimentas iš drobės, satino ar premium klasės Mako satino. Nuolat vykstantys išpardavimai. Pasiūlymų ieškokite www.nostra.lt. Nostra – tekstilė jūsų namams. Už kiekvienos technologijos žmogus. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete. Pledai, vilna, merino vilna, kašmyras, didelis asortimentas, Nostra – tekstilė jūsų namams. Po minutės pertraukėlės 48-43, prieš minutės pertraukėlę Šilalė surengė greitą ataką po Prienų klaidos ir dabar prie baudų metimo linijos stoja niekas kitas, o Justas Košys. Bet noriu paminėti kai kurios skaičius. Šilalės komanda šiandieną iš baudos aikštelės yra susirinkus net 32 taškus, po klaidų varžovų susirinkę yra 8, bet antraisiais šansais tik 2 taškai, o greitose 15. Tai manau reiktų dar pagerinti, kur antrieji šansai. Šiaip, nes va, kaip matome, dabar Prienai prametė ir lengviausiai tiesiog pasiėmė kamuolį. Čia Ignas Dirda bando naudoti savo, kaip sakant, jėgą, bet nepasiteisina. Taip, ir matosi, kad vis dėlto Šilalė bando sužaisti per savo stipriasias pusės puolime, tuo tarpu Prienai iš baudos aikštelės pelnė tik tai 16 taškų, antrais šansais 3 taškus tai įmetė, greitose atakose 4 taškai. Taip. Šį puolime Prienų komanda atsikovojo 2, bet tų tokių tipų dar tipinimų buvo, kurie aišku nepaėjo momentais, tai čia Ignas Dirda dabar bando naudoti savo jėgos ir šiek tiek ūgio pranašumu, bet ir vėl niekas nepavyksta, čia Šilalė. Bet akivaizdžiai Prienai yra agresyvesni puolime, kadangi jie metė 15 baudų, o tuo tarpu Šilalė tik 7 baudas. Tai, kaip sakant, prie tokio rezultato aukšto, tai truputėlį per mažai. Lygiai minutė. Dabar belieka žaisti iki ilgosios pertraukos. Dabar Kajų Okmaną pakeitė Juozas Tallat-Kelpša. Kol kas abi komandos pagal prognozuojamą skaičių taškų eina link 100 ir toliau. Ir manau, kad šiose varžybose mes išvysime greičiausiai 100 taškų ribą, peržengusio komandą. Ką tik labai grubiai suklydo Juozas Tallat-Kelpša, perėmė kamuolį ir tiesiog labai nuspėjamai bandė kamuolį perduoti komandos draugui. Ir dar viena klaida, čia Domantas Šeškus bando imtis iniciatyvos ir kažkaip iš to taško jam šiandieną gan gerai krenta, gal 3 tritaškius dabar jau susmeigė. Bet jo tas dabar tolimas metimas labai šiaip svarbus buvo, sumažino vėl skirtumą iki 4, jau Šilalė turėjo +7. Didžiausią pranašumą šiose rungtynėse.
Čia apsigina ties bent šitų variantų, tačiau antrasis šansas sėkmingas. Valentino susikurtas trečiasis jo atkovotas kamuolys ir 8 taškas. Na, žiūrim, kaip viskas klostysi paskutinė atakoje. Domantas Šeškus. Paskutinės sekundės reikia mesti. Ai, kaip neprotingai sužaidžia Prienai. Taigi, po 2 kėlinių 52-46 priekyje Šilalės Lūšies komanda. Niekur nepabėkit, greitai grįšim. Didelis rankšluosčių asortimentas. Aukštos kokybės rankšluosčiai iš šukuotinės medvilnės ar bambuko. Geriausių pasiūlymų ieškokite www.nostra.lt. Nostra – tekstilė jūsų namams. Už kiekvienos technologijos žmogus. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete. Patalynė, drobė, satinas, mako satinas, premium kokybė. Nostra – tekstilė jūsų namams.
Didelis patalynės asortimentas iš drobės, satino ar premium klasės Mako satino. Nuolat vykstantys išpardavimai. Pasiūlymų ieškokite www.nostra.lt. Nostra – tekstilė jūsų namams. Už kiekvienos technologijos žmogus. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete. Pledai, vilna, merino vilna, kašmyras, didelis asortimentas, Nostra – tekstilė jūsų namams. Kol kas įdomi, buvo pirma rungtynių pusė, rezultatyvi, kaip ir minėjom, bet be gynybos realiai 46-52 Šilalės komanda plius 6 turi prasidedant trečiam kėliniui. Nerijau, kas jums patiko, kas nepatiko ir kokius pagrindinius aspektus galite skirti abiejose komandose? Rungtynės vis dėlto manyčiau, kad pateisina mūsų lūkesčius ir matome labai geras atviras rungtynės, kur vyksta daug metimų, lengvų taškų ir taip toliau, kur daugiau dominuoja puolimas nei gynyba. Tai mūsų akiai šiandieną tinka ir patinka ir džiugina. Norėčiau atkreipti porą aspektų, kad Prienų komanda metė 15 baudų, iš jų pataikė 9, o Šilalės tik 7 metė ir pataikė 4. Ir klaidų, aišku, iš tikrųjų tokiose rungtynėse, kai pelnomi daug taškų, nėra ko stebėtis, kad Šilalės komanda padarė 4 klaidas, Prienai 7 per 2 kėlinius. Taip, dabar matome ir penketukus, kurie pradėjo trečią kėlinį. Tai Prienų komandoje Paulius Steikūnas, Ignas Dirda, Juozas Tallat-Kelpšas, Domantas Šeškus ir Paulius Kazlauskas. Tuo tarpu Šilalės komandoje tai pradėjo Mindaugas Šepauskas, taip pat Liudas Valentinas, Linas Lekavičius, Justas Košys bei Gvidas Kačiušis. Tai toks, smogiamas penketukas. Tikrai taip, bet norėčiau pasistebėti, kad pirmoje rungtynių pusėje vis dėlto agresyvesni truputėlį gynyboje buvo Šilalės komanda. To dėka, manau, ir įgijo tą nedidelį taškų pranašumą prieš Prienus. Dabar žaidinėja kamuolį Linas Lekavičius. Bandė protingai nusimesti, ar tik klaidos buvo, bet nepavyko. Vis dėlto pačiam Linui ir užsibaigti, bet yra kur... Kačiušis, Šilalės komandos 5 pozicijos žaidėjas, puolime atkovoja kamuolį ir pelno 2 lengvus taškus. Ir kaip matome, Šilalės komanda įgijo rekordinę persvarą 10 taškų ir manau, jie greičiausiai nesustos. Taip, bet matome, Prienai irgi nenusiteikę yra kol kas juokauti. Pataiko 2 taškus ir šiek tiek aptirpdo varžovo pranašumą. 48-56. Čia perima ir kamuolį Prienai. Šansas užsibaigti greitoje atakoje. Čia Domantas Šeškus bando daryti tai, kas dabar populiaru gan Eurolygoje. Tai tiesiog provokuoti pražangas, gaudyti, kaip sakant, varžovus ant to kabliuko, metant iš toli, nors atrodo, imant taip protingai, tikrai nemestų žaidėjas. Tai taip, bet matė, kad Linas truputėlį yra praradęs balansą gynyboje. Matosi, kad jisai yra išbalansuotas į pusės ir pametęs puolėją ir žaidėjas su patirtim toks kaip Domantas Šeškus tiesiog tai pasinaudojo, pašoko į viršų, paėmęs kamuolį į 2 rankas ir teisėjai užfiksavo 3 baudų metimų. Jau Domantas Šeškus dabar, be prasidedant dabar
trečiajam kėliniui jau beveik yra susirinkę savo tą statistiką, galim sakyti, kol kas sezono jau 19 taškų turi, pataikys dar ir trečią baudą, tai jau turės ir lygiai 20, o šiame sezone renka po 20,5 taško, tai statistika tikrai neprasta. Ir dar galima būtų pastebėti, kad jisai šiuo metu jau yra atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus, tai kai visa komanda tai padarė 10 kartų. Taip, Paulius Steikūnas arti dvigubo dublio, 13 taškų, dabar ir yra dvigubas dublis, 10 atkovotų kamuolių. Tikrai kol kas neblogai, čia vėl Domantas Šeškus bando imtis iniciatyvos, tempti komandą į priekį ir kol kas jam visai sėkmingai pavyksta tą daryti. Dar viena išprovokuota pražanga ir dar 2 baudų metimai. Turėčiau atkreipti dėmesį, kad greičiausia jisai matyt per pertrauką yra truputėlį atgavęs kvapą. Nes pirmoje rungtynių pusėje antrame kėlinyje jisai nebuvo toks agresyvus kaip pirmajame kėlinyje, tai tikėtina, kad dabar irgi jisai greičiausia turėtų padominuoti artimiausias kelias minutės ar pirmą ir trečią kėlinį, po to galbūt truputėlį prisigesins ketvirtajame, bet Domantas Šeškaus taip ar taip labai reikės Prienams norint pergalį iškovoti, nebijotina, šiandienas tiesiog lyderis. Aišku, Paulius Steikūnas jau savoje aikštelės pusėje jau kviečia visus komandos draugus kuo greičiau grįžti į gynybą. Ir Lūšis dabar organizuoja savo ataką. Vėl ta pati klaida, kurią darė Prienai. Čia koks perdavimas ir liks su kamuoliu, bet taip labai arti klaidos sužaidė. Per visą aikštę Domantas čia bandė perduoti kamuoliu, šypsosi. Bet matome, kad Domanto dėka Prienų komanda labai ženkliai aptirdė varžovo persvarą. Taip, 7-0 atkarpa. Taip. Čia dabar Steikūnas iš toli, labai arti tikslo buvo, bet pritruko šiek tiek sėkmės, jis sušokinėjo kamuolys. Ir su kamuoliu dabar Nedas Vidmantas. Taip, tas jaunuolis labai gražiai atrodo ir matosi, kad tikrai turi potencialo augti aukštyn kilti ir tikėkime, kad RKL A diviziono komanda ir šis etapas bus tik tai žingsnelis kilant į karjeros aukštumas. Taip, jam tik 18 metų, čia ir techninė pražanga dabar užsidirbo vyriausias Prienų komandos treneris. Bet šiek tiek už emocijų nelaikymą. Teko man su Paulium Ivanausku žaisti vienoje komandoje, kartu jisai kaip žaidėjas buvo ganėtinai ramus, galėčiau pastebėti ir matom, kad būnant vyriausių trenerių nėra taip lengva kontroliuoti savo emocijas ir visą laimę, kad aš esu labai ramus žmogus ir niekada nereiškia emocijų būdamas treneriu prieš šoninės rungtynes. Taip, o čia nežinau, ar įdomu, ar skirs dar vieną techninę ar ne, bet kol kas nenusiramina visiškai Paulius Ivanauskas, čia toliau teisėjai ramina jį, bet va vėl. Dabar aišku, žaidėjai bando įsiterpti į pokalbį irgi kritikos duoti, dar ir žaidėjai tu gaus techninę pražangą. Truputėlį jo, emocijos ima viršų. Tiesą sakant, pražiūrėjau tą momentą, dėl ko ir kas čia įvyko, bet greičiausia, kad šiuo metu jau Prienai darys puolimo ataką, vykdys ir... Na, realu, galbūt turėjo priekaištų dėl galbūt kažkokių tiesiog veiksmų Šilalės, kad galbūt ar puolime pražangą matė ar kažką. Juozas Alakelpšas, labai agresyvi gynyba prieš jį buvo. Čia Domantas Šeškus tiesiog, wow. Bet iš savo taško, matome jau šiandieną, kaip 5 metimą įsimeta, tiesiog gauna 45 laipsnių kampo kamuolį, stato puolėjas užtvarą, jisai varosi kamuolį į vidurį aikštės ir meta tiesiai priešais krepšį metimą. Ir jisai dažniausiai būna šiandieną taiklus 3 taškų metimas. Taip, 56-59 ir turėtas Lūšies 10 taškų pranašumas trečio kėlinio pradžioje. Dabar viskas pavirto vėl į labai atkaklę kovą. Čia Mindaugas Šepauskas. Klaida dabar jau čia Prienų komandos, nereikėjo tai palikti. Kazlauskas ryškiai padarė gynybinę klaidą, kadangi prieš metiką ėjo per apačią, nesekė paskui jį ir suteikdamas jam erdvės įsimesti. Čia Domantas Šeškus toliau bando daryti tai, kas jam sėkmingai kol kas sekas. Čia Kazlauskas, aišku,
bandė puskablio metimų pelnyti taškus, o čia agresyvi gynyba. Wow, Juozas Valakelpšas. Na, protingai labai gynybai sužaidžia čia. Bet tokios Prienų komandos gynybinės situacijos gali užkurti komandą ir manau gali dar porą tokių sėkmingų gynyboje veiksmų ir gali komanda pakilti į šturmą. Na, tikėkime, kad Prienų aikštės valytojas spės nuvalyti, o dabar jau gali tekti greičiau pasitraukti, taip. Šitas žmogelis yra su patirtim, tai jisai tikrai žino, kada laiku palikti aikštelę. Taip, Kazlauskas turėjo šansą iš toli pasižymėti, jam nepavyksta to dabar padaryti. Kaip matome, Kazlauskas įmetęs yra 4 taškus šiuo metu ir jo metimai gan iš gerų situacijų, bet nepasiekė rezultato. Čia dabar minutės pertraukėlė, pirmoji, antroje rungtynių pusėje. Didelis patalynės asortimentas iš drobės, satino ar premium klasės Mako satino. Nuolat vykstantys išpardavimai. Pasiūlymų ieškokite www.nostra.lt. Nostra – tekstilė jūsų namams. Už kiekvienos technologijos žmogus. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete. Pledai, vilna, merino vilna, kašmyras, didelis asortimentas, Nostra, tekstilė jūsų namams. Na ką, grįžtame į eterį, taip galim sakyti vėl, ir Lūšies komanda turi +4, čia dabar metimas iš toli, po minutės pertraukėlės, 3 taškai, Mindaugas Čepauskas, jo 10 taškas šiandieną. Taip, vėlgi Prienų 23 numerio klaida gynybinėje situacijoje labai lengvai leido įsimesti Lūšies atstovui 3 taškus ir jie buvo sėkmingi. Norėčiau pastebėti tai, kad trečio kėlinio sužaidus 5 minutės vis dar Prienai turi 10 rezultatyvių perdavimų, ką mes kalbėjome trečio kėlinio pradžioje, iš kurių 6 atlikęs yra Domantas Šeškus. Taip, klaidų skaičius 8-7. Šilalė viena klaida yra daugiau padarę negu varžovai. Ir kamuolių atkovotų skaičius yra beveik identiškas, tai ką tai indikuoja, kad komandos tikrai šiandien apylygės ir kaip matome ir aikštelėje, kad vyksta nuožmi, kakli, tolygi kova. Taip, o kas čia daugiau ta situacija, kuri taikliau atakuoja, tai ir laimės realiai, nes visas tas statistinės eilutės, na galbūt rezultatyvus perdavimai, ką galime skirti, Šilalė 16 turi, Prienai 10, bet imam patį rezultatą, tai skirtumas tarp komandų tikrai dar nėra didelis ir laiko dar pilna, visko gali būti. Faktas, kad rungtynės dar nėra pasiekusios apogėjaus, intrigos ir dar greičiausiai bus dar atkakli kova ir įvyks rungtynių lūžis ne trečiame kėlinyje, o greičiausiai rungtynių gale. Taip, dabar 3 sekundės buvo užfiksuota Šilalės komandai, klaidelė keliaujant į Lūšies komandos protokolo sąskaitą. Dabar Domantas Šeškus su kamoliu. Steikūnas imitavo jam užtaro, Domantas Šeškus ir toliau tiesiog dominuoja, provokuoja pražangas, užsikūrė šis žaidėjas šiandieną, jau dabar turi jis
25 taškus, du atkovoti 6 rezultatyvus, 26 naudingumo balai, puikios kol kas jam rungtynės. Teko prieš rungtynės pakalbinti Šilalės vyriausią trenerį Liną Lekavičių. Jisai pasiguodė, kad sako, praeitais metais žymiai lengviau buvo žaisti ir jaučiuosi truputėlį šį sezoną sunkesnis ir ne taip lengva bėgioti, bet kaip matome, jau sužaidė 17 minučių 39 metų veteranas. Ar neminėjo galbūt, kada jau karjerą žada baigti ir tiesiog stos su kostiumu prie vyriausio trenerio kėdės? Ne, apie tai nieko dar nesakė, bet manau, kad jeigu taip ir toliau išlaikys tokį lygį, tai nenustepčiau, kad ir kitais metais dar išbėgtų į salę kaip žaidėjas, o ne tik kaip vyriausias treneris. Galbūt iki 60 dar planuoja žaisti. Gali būti, bet seni daiktai būna tai, kad pradeda kirgždėti ir griūti. Tai laikas parodys. Taip, o pas ką tikrai dar kol kas nekrekžda ir nieko blogo surūdijusi ir seno nėra, tai pas Grikštą, kuris pirmą kartą šiandieną žengia ant parketo ir pelno 2 svarbius taškus, vėl 7 taškai tarp komandų. Bet ganėtinai lengvai Prienai įsileido minėtą žaidėją į dešinę ranką į vidurį, visai šilutės tiesiog. Čia kaip bando Prienai spausti varžovus, kamuolį atsikovoja Linas Lekavičius ir tiesiog 3 net žaidėjai Prienų puolė Liną, kad provokuoti ginčą tiesiog, bet čia Juozas Alkelpšas prasileistas ir jo 2 taškai, gražus prasiveržimas. Vėlgi, kaip matome, Lūšies komanda šiuo metu jau turi 5 komandinės pražangas, o Prienai dar vis neturi bonuso ir gali agresyviau pradėti gintis. Ką ir linkėčiau jiems šiuo metu ir padaryti, pradėti daryti, nes kitu atveju gali labai daug būti reikalų. Taip, čia vėl iš toli netikslus metimas Šilalės, o dabar ir pražanga užfiksuota. Taip, Prienams. Taip, Šilalės aukštaūgis Šeškui pražanga. Taip, Šilalės aukštaūgis Simonas Matos išnaudoja savo gabaritų pranašumą prieš varžovus, nenustabu, kad atsikovojo kamuolį puolime. Taip, Juozas Alkelpšas prieš tai norėjau paminėti, kad priminė man, kaip žaidė, kai žaidėm tarp mokyklinėse rungtynėse, kai rinkdavo po 31 tašką, buvo vienintelis žaidėjas realiai mūsų komandoje, tai tokia šiek tiek kaip highlightai iš praeities. O ką tu darydavai, tu buvai teisėjas, treneris, vyriausias ar žaidėjas komandoje? Aš buvau 13 žaidėjas ant suoliuko, kur palaikydavau psichologiškai, būdavo tekdavo išbėgti, bet dažniau ant suoliuko. Nesikūkink, nereikia jau čia. Bet dar turiu parako, dar išbėgčiau gal. Linas Lekavičius meta, nepavyksta jam pasižymėti iš vidutinio nuotolio, dabar Prienam dar vienas šansas, 2 minutės lieka trečiajame kėlinyje. Juozas Alkelpšas vėl, kamuolys Domantui Šeškui, realu, kad vėl bandys žaisti 1 prieš 1, kol karštas reikia tą daryti. Ir klysta vėl Prienai, netikslus perdavimas, gal nuspėjimas čia. Linas Lekavičius daro tai, ką, manau, didžiąją karjeros dalį darydavo, taip pašoka ir atrodo, nežinia su kuria ranka mes atrodo ir viena, ir kita, ir tada paleidžia tokią ore. Jo, bet galėjo Linas truputėlį sužaisti su šaltesnė galva ir palaukti, nes nepavyko užbaigti greitos atakos, tiesiog paskubėjo su metimu. Kaip matom, greičiausiai deguonės truputėlį trūksta, nebereikalas atliko keitimą. Taip, dabar Ignas Dirda stoja prie baudų metimo linijos ir pavyksta jam pataikyti pirmąjį. Skirtumas aptirpsta iki 6 taškų kol kas Ignui Dirdai. Sunkės kol kas rungtynės, 6 taškai, gal dabar 7 bus ir nebus. Nepataikyta bauda, 6 taškai, 5 atkovoti kamuoliai, 4 naudingumo tik balai. Tikrai visi žino, kad šis žaidėjas gali daug geriau ir šiame sezone kol kas renka po 13,6 taško, 7,6 atkovoto kamuolio. Vėlgi Prienai norėčiau išreikšti pastebėjimą, kad šiuo metu Prienai yra metę 24 baudas, o Šilalė tik 8. Pataikė 5. Jo, 2 metimai baudų metimai bus dar atliekami, bet akivaizdžiai matosi, kad Prienai yra agresyvesni puolime, bet ko nepasakysi, Šilalė ganėtinai agresyviai ginasi, galbūt ir tai įtakoja. Taip, kol kas
įmant tą gynybą, tai trečiasis kėlinys kol kas gal net labiausiai primena tą gynybą, kad apskritai buvo, nes pirmajame kėlinyje 26-24 kėlinys pasibaigė, antrasis 20-28, trečiasis kol kas 18-17 ir Lūšies komanda pirmauja. Aišku, tie 7 taškai, na dabar ir 8, dar labai nėra didelis skirtumas, viskas tiesiog mato spręsis ketvirtame kėlinyje ir Prienai sugrįš į rungtynes, nes vakar irgi panaši situacija buvo. Po 2 kėlinių, trečio kėlinio pradžioj Birštonas pirmavo, mačiau, 15 taškų. Tuomet Prienai spurtavo ir sugrįžo į rungtynes ir atkakli kova laikėsi iki pat paskutinių minučių. Čia Juozo Tallat Kelpšo labai atkakli kova dėl kamuolio, bet su kamuoliu svečiai liks ir galės organizuoti ataką. Tikrai taip, matosi, kad Prienai tikrai nesiruošia nuleisti rankų ir atiduoti rungtynių trečiajame kėlinyje. Tai greičiausiai matysime tikrai nirtingą kovą gale rungtynių. Čia prasiveržimas ir 2 taškai prasileido dabar Koši link krepšio veržiantis ir jo 13 taškas, jau plius 10 turi Lūšis. Bet Prienų aukštaūgio 13 numerio Steikūno klaida ryškiai gynyboje, jisai tik stebėjo savo žaidėją, o nematė savo žaidėjo ir kamulio. Dėl to gavosi, buvo nusisukęs nuo kamulį turinčio žaidėjo ir nepastebėjo, kaip įvyko metimas iš po krepšio. Na dabar ir va, jo dar viena klaida, tiesiog labai netikslus perdavimas Valenta nesugavo kamulio ir dar viena Prieniškių klaida. Čia Domantas Šeškus pasiklausė ir trenerio, ką, manau, turi daryti. 30 sekundžių lieka, dar išpuoliui turės apie 10 sekundžių, jei laikytų kamuolį iki galo Šilalė ir dar Prieniškiai turės vieną ataką. Bet Prienai matosi, kai jie bando gynyboje sužaisti aikštę 2-3, bet po kiekvieno pirmo įkirtimo jie ginasi asmeniškai. Minutės pertraukėlė. Didelis rankšluosčių asortimentas. Aukštos kokybės rankšluosčiai iš šukuotinės medvilnės ar bambuko. Geriausių pasiūlymų ieškokite www.nostra.lt. Nostra – tekstilė jūsų namams. Už kiekvienos technologijos žmogus. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete. Drobė, satinas, mako satinas, premium kokybė. Nostra – tekstilė jūsų namams. Grįžtame po minutės pertraukėlės, 15 sekundžių lieka paskutiniai Prienų komandos atakai, 12 taškų, tai didžiausias pranašumas Šilalės šiandieną. Domantas Šeškus vėl užbaiginės šią ataką, labai gražiai suklaidino varžovą, pataikyti nepavyksta ir po 3 kėlinių 75-63 Lūšies komanda turi plius 12.
Na ką, grįžtame į rungtynes ir 63-75 tokiu rezultatu kol kas dabar ir prasidės paskutinysis ketvirtis ir su juo, su tuo kamuoliu, galim sakyti, kurį reikia paversti taškais dabar yra Prienai. Domantas Šeškus, Juozas Valakelpšas, greitas jo metimas iš tolinio, pataiko čia kaip tiesiog apmaudžiai, tiesiog atima kamuolį iš Pauliaus Sikūno, čia aišku Šilalė neišnaudoja puikios progos, bet bus šansas pasikartoti. Tikrai geras Šilalės gynėjo rankų darbas. Taip. 3 taškai. Šilalė pelno 3 taškus, Čepkauskas įmeta 15 tašką. Ir dabar jau Prienai su kamuoliu, čia netiksliai. Dabar nukeliauja kamuolys į užribį ir dar viena Prienų klaida. Noriu šiek tiek paakcentuoti statistikos rodiklius, tai kol kas Šilalė po klaidų yra susirinkusi 12 taškų. Iš baudos aikštelės 46, antraisiais šansais 8, greitose atakuose 14, na, o atsarginiai žaidėjai sugeneravo šiandieną 21 tašką iš 78, tai nėra blogas rezultatas. Taip, tuo tarpu Prienų komandoje matosi labai aiški tendencija apie komandiškumo trūkumą. Kaip minėjome, trečiam kėliniui prasidedant, komanda turėjo 10 rezultatyvių perdavimų, trečią ir baigėsi 10 perdavimų skaičiumi. Ir norėtųsi pastebėti, kad Prienų komanda iš baudos aikštelės pelniusi yra 22 taškus, greitoje atakoje 6 taškai, nuo suoliuko kilę žaidėjai pelnė tik 8 taškus. Taip, na, Prienam pradeda svilti padai, jau 18 taškų skirtumas tarp komandų, ką Nerijau ir minėjai, kad tiesiog per trečią kėlinį vieno rezultatyvaus perdavimo neatliko Prienų komanda, rėmėsi realiai tik ant Domanto Šeškaus, tačiau tik įsikvėpė Domantas Šeškus, iš karto komanda pradėjo labai strikti, čia matome ir spaudimas Prienų komandos. Bet akivaizdus Šilalės komandos agresyvumas gynyboje, matosi, kad jie visas rungtynės agresyviau gynėsi, dirbo rankomis ir aš manau, to paseka tiesiog Prienai truputėlį privargo labiau ir toks įvyko, nesakykime, kad rungtynių lūžis, bet tikrai arti to. Taip, aišku, kažkiek turi įtakos ir vakarykštės rungtynėm bejom komandom, tačiau, na, realiai nei viena, nei kita komanda čia pasiteisinimų neturi, kad čia pavargo ar ne, abi turėjo tą pačią situaciją, tiek Šilalė su LCC vargo komentau rungtynės tikrai visų rungtynių metu, tik ant pačio galo likus jau 4 minutėm. LCC komanda sužaidė atkarpą 17-1 ar 2, nepamenu, ir tiesiog pasiėmė pergalę. O tuo tarpu, na, scenarius panašus buvo ir Prienuose, kuomet Birštonas irgi buvo labai atkakli kova, bet liko porą minučių ir Birštonas susidarė rungtynes. Tai abi komandos turėjo vienodas, galim sakyti, rungtynės, vienodas baigtis, abi patyrė pralaimėjimą, bet matyt galbūt kiek tas fizinis pasiruošimas geresnis, nes ką pats ir Domantas Šeškus minėjo, jie turėjo labai prastą pasiruošimą, labai visi vėlavo, prasta komplektacija, labai daug problemų turi Prienai, dėl to ir labai prastas startas, tačiau sakė, kad tiki, kad komanda įsivažiuos ir būsim tikrai vieni stipriausių. Tai, na, tikėkime, taip ir bus. Tai faktas tai, kad komandos, kurios truputėlį per pirštus arba nesėkmingai atliko pasiruošimą sezonui, eigoje jie truputėlį vis tiek pakėlė savo tą meistriškumą, įgauna žaidiminės praktikos ir jie antroje pusėje čempionato pradeda žaisti tikrai kokybiškesnį krepšinį. Taip, Paulius Ivanauskas irgi minėjo, sakė, kad mes pradedam tą gerą formą ir tikrai žaidimą rodyti tik nuo pavasario. Praeitame sezone buvo tas pats, kad daugiau pergalių galbūt šiek tiek turėjom susirinkę. Tai, na, žiūrėsim, kaip čia bus. Čia Domantas Šeškus protingai perdavė kamuolį ir 2+1. Pažėra dabar surinko savo pirmosius taškus, jo debiutas šiose rungtynėse buvo, o Domantas Šeškus įsirašė 8 rezultatyvų perdavimą.
Taip, tikrai geras Prienų komandos jaunuolio įkirtimas, galinė linija, savalaikės gautas perdavimas, 2 taškai su bauda, tiesiog jaunuoliui nepavyko įmesti dar vieno baudos metimo ir taip truputėlį sumažinti Šilalės komandos pranašumą. Taip, kalbant apie baudų metimus, tai procentai Prienų yra beveik tokie patys, kokie ir sezone. Kol kas 17 iš 26, tai 60 kažkur 6 procentai. Taip, dar vienas labai geras ir produktyvus jaunojo Pažėros momentas. Geras darbas gynyboje rankomis, perimtas kamuolys, išfrakuotas pražanga Šilalės komandoje. Taip, galbūt toks ir šiek tiek rezervą turi Prienai, kad šviežią žaidėją meta aikštelę, kuris turi galbūt daugiausia net energijos iš visų žaidėjų ir va tas agresyvumas gynyboje daug duoda. Tikrai taip, matosi šviežias kraujas aikštelėje, gera energija, turi naudos ir gali duoti komandai. Dabar Paulius Seikūnas metė iš vidutinio nuotolio, nebuvo pats lengviausias metimas, pro rankas teko mesti ir jis nėra tikslus. Čia, ojojoj, prasta gynyba, čia aišku labai net Prienams pasiseka, kad tiesiog tokios geros progos nesugebėjo išnaudoti, reikia naudotis, dabar čia pranašumu Prienam, ojojoj, Seikūno, kas čia per metimas. Aš manau, kad tai viena iš indikacijų, kad žaidėjui tiesiog žaidėjas pavargo ir jau kojos nebeišneša ir metimas tai signalizuoja, kad jisai yra truputėlį privargęs. Taip. Sakyčiau taip. Na, galbūt reiktų ieškoti kitų komandos draugų, kurie galbūt dar šiek tiek dar nėra visiškai įsikvėpę. Tas pats ir Domantas Šeškus, kuris tikrai, manau, patikimiausias metikas visiškai šiandieną visoje komandoje. Pavyksta pasimti dar vieną kamuolį. Ignas Dirda, čia įeina 1-1 ir 2+1, gražus labai epizodas. Ir kaip matome, tik tai Prienam pavyksta apsiginti, sužaisti gerai gynyboje, atsikovoti kamuolį, iš karto gali užbėgti ir sužaisti 1-1 ir pasiekti taškus arba taškus su bauda. Taip, o dabar Linas Lekavičius, vyriausias komandos treneris, keičia save į Košį, žengiam parketo, na, o Košys, kuris šiandieną turi 15 taškų surinkęs savo komandai, dabar šiek tiek gauna poilsio minučių. Tai tikriausiai treneris nori pasaugoti, duoti atsikvėpti porą minučių, galbūt tikisi, kad jo prireiks paslaugų gale rungtynių. Lekavičius nesiryžo mesti, bet giliai kamuolys nukeliavo ir provokuoja pražangą dabar iš po krepšio Kačiušis. Jo, bet nereikėtų Prienų komandos vyriausiam treneriui taip reaguoti į tokį į teisėjų švilpuką, kadangi Šilalės komandos centro puolėjas geroj pozicijoje užsiėmė, gavo kamuolį, išnaudojo savo pranašumą prieš gynėją. Na, bent pliusas, kad spėjo prasižengti laiku Prienai, o ne metimo metu, nes jau ten buvo bemetantis žaidėjas ir realiai tikrai pagalvojau, kad jau bus kažkai čia puolime pražanga. Geras darbas dabar gynyboje ir Pauliaus Seikūno. Taip, tikrai geras pastebėjimas teisėjo, buvo judesys ranka Lekavičiaus ir nusistumė besiginantį gynėją. Tai vyko puolime bauda, o ir norėčiau pastebėti, kad vėlgi atkreipkime dėmesį, Šilalė jau turi 5 komandinės pražangas, o Prienai tik tai 1. Taip, na, Prienai šiandieną mažiau prasiženginėja, bet aišku tai kartais indikuoja, kad ir ne pati geriausia gynyba, kas ir dabar atsitinka. Tiesiog Domantas Šeškus suspaustas buvo, čia pražanga ir tai yra gynyboje. Prienų indikacija būtų teigiama, jeigu rezultatas būtų kitoks. Sakytume, kad jie apsigina ir nereikia jiem baudoti, bet kaip matome, Šilalės komanda turi 10 taškų pranašumą, tai aš manyčiau turėtų tikrai Prienai daugiau įdėti pastangų gynyboje. Taip, o įsibauduoja ne kas kitas, o Kajus Okmanas šiose rungtynėse 5 esminė pražanga ir vienas iš Prienų komandos lyderių šiandieną baigė savo pasirodymą. 3 taškai, 2 atkovoti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas per 25 minutės praleistas aikštelėje. Tai toks
prastesnės rungtynės Kajaus Okmano. Tikrai jo trūko didesnio indėlio komandoje, matome, kad per 25 minutės jisai atliko tik tai vieną rezultatyvų perdavimą. Taip, Nedas dabar Vidmantas prie baudų metimo linijos pataiko pirmąjį. Jaunasis talentas pataiko ir antrai ir vėl skirtumas tarp komandų 16 taškų. Na, laiko dar yra, bet reikia dabar jau Prienam greitinti atakas ir žaisti kuo geriau, nes jei nori dar sugrįžti rungtynes ir išplėšti pergalę, reikės taiklių metimų nemažai. Čia Ignas Dirda, labai svarbus tolimas metimas. 86, 76 + 10 vis dar Šilalė. Matome praeitoje Prienų komandos atakoje Šeškus buvo atsitraukęs aukščiau 3 taškų linijos, taip ištraukdamas besiginti gynėją prie savęs ir leisdamas daugiau, suteikdamas erdvės komandoje žaisti 4 prieš 4 ir turėti daugiau erdvės prie krepšio link. Taip, dabar vėl pavyks apsiginti Prienams ir reikia būtinai užpulti. Tikrai būtinai, jeigu įmestų Prienai dabar šioje atakoje taškus, jie galėtų gauti įkvėpimą ir bandyti kilti į lemiamą štumpą. Pagauti tą bangą. Taip, šturmą, nes manyčiau, kad jau. Na ir vėl Domantas Šeškaus tiesiog kokia apmaudi klaida, na tiesiog akivaizdu buvo, kad nepriims to kamuolio Paulius Steikūnas, nes buvo uždengtas tarp rankų miško ir dar 1 minutės pertraukėlė. Didelis patalynės asortimentas iš drobės, satino ar premium klasės Mako satino. Nuolat vykstantys išpardavimai. Pasiūlymų ieškokite www.nostra.lt. Nostra – tekstilė jūsų namams. Už kiekvienos technologijos žmogus. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete. Pledai, vilna, merino vilna, kašmyras, didelis asortimentas, Nostra, tekstilė jūsų namams. Grįžtame po minutės pertraukėlės, 76-88, kol kas pirmauja Lūšies komanda. Prieš Prienus laiko vis mažiau, o 2 klaidos Prienų, kurias padarė grubės Domantas Šeškus, labai daug kainavo šiaip Prienų komandai. Buvo momentas, kai galėjo net sugrįžti į rungtynes, bet vėl ta pati indikacija, klaidos, Šilalė išnaudoja ir viskas baigėsi to. Ignas Dirda. Pasisekė Šilalės komandai, kad Prienų komandos žaidėjas laisvas nepataikė 3 taškų, bet nepavyko atsikovoti Šilalei kamuolį po savo krepšių. Prienai pelno 2 taškus lengvus. Kazlauskas, taip, antroji šansų susirinko 2 taškelius, po 6 jo taškas, čia gražiai juda kamuolys, Lekavičius, 3 taškai. Super, Lekavičiaus patirtis ir šalti nervai matosi, tikrai duoda naudos komandai ir tikėtina po šio metimo, kad Prienam vis sunkiau ir susidaro laiko, galimybių pasiekti pergalę, trūksta laiko ir... Rizikinga erzinti dėdukus, taip galim pasakyti. Nepataiko Prienai ir... Šioje žemėje dar yra vietos seneliams. Taip. Dėdukams ar seneliams. Abiem. Abiem, ne? Ok. 13 taškų tarp komandų. Jei dabar pataikys taškus Šilalė, tai rungtynės, teoriškai jau galėtų, galime sakyti, būti uždarytos. Dabar dar vieną kamuolį pasiema po varžovų krepšių Šilalė. Pagal kamuolius kol kas šiandieną 39, 33 ir 2 taškai. Na jau kažkiek Prienai matosi, nuleidinėja rankas.
Juozas Tallat-Kelpša ruošiasi kilti nuo suolo, jei neklystu. Nežiūrint į tai, kad Prienų komandos žaidėjas Steikūnas turi surinkęs dvigubą dublį, pelnęs 20 taškų ir atkovojęs 13 kamuolių, bet akivaizdu ir matoma, kad Šilalės komandos žaidėjas 22 Kačiušis dominuoja po krepšiu, vis dėlto išnaudoja savo tvirtą kūną ir suteikia dažnai savo komandai antrą šansą pelnyti taškus, atsikovodamas kamuolį puolime. Nepataiko pirmosios baudos dabar Paulius Steikūnas, kuri labai buvo svarbi, bet Prienai, dar aišku, nekeliam baltos vėliavos, kad tikrai pralaimėjo, bet arčiau pergalės tikrai yra Šilalė, realiai vieno koja jau, tai lengva. Galim sakyti, kad kol kas Prienų komanda labai stringa ir jei norės lipti iš duobės, šitos turės labai daug išvadų pasidaryti artimiausiu metu, nes vis tiek sezonas bėga gan greitai tikrai ir atrodo nepajunti, čia tas pralaimėjimas, bet kai ateina jau sezono galas ir reikia skaičiuotis tos pergalių pralaimėjimų santykį, tai tie kiekvieni pralaimėjimai tarp komandų, tarp Šilalė, gali lemti daug ir turnyrų lentelį, todėl reikia bent net ir sumažinti tą ir patį taškų, tą visą tarpusavio pranašumą ir bandyti kuo aukščiau lipti. Bet tikrai matome, kad Šilalės komanda tikrai šiandieną turi išsaugojusi daugiau jėgų, jinai yra agresyvesnė, jinai yra greitesnė, jinai yra šoklesnė ir manau tai lemia, kad Šilalės komanda pirmauja ir greičiausiai mes vis dėlto, kaip ir minėjau, pasikartosi, pamatysime 100 tašką iš varžybos. Dabar įsimeta kamuolį Domantas Šeškus. Čia 2 taškai. Gražus sudėtingas metimas. Taip, Šeškus dar prisideda į savo sąskaitą ir 29 tašką. Labai rezultatyvus jo pasirodymas. Aišku, jau nedaug kas stebinantis, nes jis ne kartą ir praeitame sezone tą yra padaręs ir šiame. Čia dar kokie gražus judesiukai, Nedas Vidmantas, 21 jo taškas. Super jaunuolis, labai gražu žiūrėti ir malonu, kad tokie jauni žaidėjai taip gražiai ir kokybiškai žaidžia. Taip, o dabar pirmasis mintis šiose rungtynėse žaidžia Andrulevičius, jau matos, kad tiesiog jau Prienai leidžia žaidėjams tiems pasižaisti, kurie mažiau laiko gauna tiem jaunesniem, galbūt mažiau patirties turinčiam. Čia kova dėl kamuolio ir su juo bus ginčas. Pagal pirmumo teisę į Šilalį atitenka. Vėlgi norėčiau pastebėti, kad kaip matome, Prienų komanda šiuo metu yra leidusi varžovams mesti 97 taškus, savo sąskaitoje komandinių pražangų turi tik tai 2. Parodo ir kokia gynyba vargana. Ir dar šiame kėlinyje prasileido iš viso 22 taškus. Prienai tai realiai nebuvo nei vieno kėlinio, kad būtų mažiau 20 taškų prasileido nuo varžovų. Aišku, ir sezono skaičiai rodo, kad kai prasileidė prieš varžovus kiekvienose rungtynėse po vidutiniškai 91 tašką, tai tikėtis, kad laimėsi neverta, nebent esi NBA lygio komandai renki po 110 taškų. Tikrai taip, sutinku su tavo pastebėjimu ir matome, kad Prienų komandai tikrai reikėtų daugiau akcento duoti treniruočių metu į gynybą. Polimas kaip polimas, 80 taškų yra pakankamas kiekis taškų pergaliai pasiekti, bet gynybas už 100 taškų tikrai toli gražu ne. Čia Andrulevičius. Ir bandė Kazlauskas dabar pelnyti taškus, bet išprovokavo pražangą. Toks nėra įspūdingas galbūt Kazlausko pasirodymas. Šiandieną 6 taškai, 7 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai ir 10 naudingumo balų, bet vis tiek naudos komandai tikrai davė momentais ir tikrai prasčiausias komandai nebuvo. Tikrai taip, bet vėlgi noriu pasikartoti, matome, kad Šilalės komanda tikrai yra daug agresyvesnė gynyboje, jinai išsaugojusi daugiau jėgų ir matome, kaip
žingsnelis po žingsnelio jie nulaužė varžybas ir pelnytai galime konstatuoti faktą, kad jie pasiekė pergalę šiandien. Na, manau, galėjo galbūt net treneris Paulius padaryti galbūt tokią kaip idėją, kad, na, jie jau, sakykime, 2 savaitę būna, tai va, tos jauniausius žaidėjus, kurie va, kaip Padelevičius, Miknevičius, sakykime, tas pats Andriulevičius, kad juos momentais tiesiog mesti aikštelę ir patupyti jėgas galbūt tiem labiau patyrusiam krepšininkams, kaip Domantui Šeškui, kuris arė visas rungtynes šią tritaškį, dar smeigia Martinavičius. Ir paskutinės 18 sekundžių ir Lūšies komanda. 100 taškas buvo pelnytas Martinavičius, gal statys ar vakarienė ar ką, ir viskas, 183. Pergalę švenčia šiandieną Lūšies komanda. Nu, greitai dar užbėkime už akių, pažymėkime, kas buvo rezultatyviausia. Tai Prienų komandoje Domantas Šeškus 29 taškai, Steikūnas pridėjo 2 dubliai, 21 taškas ir 13 atkovotų kamuolių. Ignas Debda buvo 3, rezultatyviausias 12. Nu, o jums Nerijau duosiu pristatyti, kas Šilalėje buvo geriausia. Taigi Šilalės komandos rezultatyviausias žaidėjas buvo numeris 2 Vydmantas, pelnydamas 21 tašką. Antras Kačiušis 17, tai yra trečias, atsiprašau, antras Čepauskas pelnė mūsų minėtas jaunuolis 17 metų 18 taškų. Taip, puikios rungtynės. Dar greitai galime skirti ir Šilalės dominavimą šiandieną po krepšiais 41-36 Prienų, bet labiausiai įsiskyrė rezultatyvus perdavimai 20-13. Na, pataikymas, aišku, 60% iš dvitaškių ir realiai 40% iš tritaškių. Tai ką, ačiū, kad stebėjote šią transliaciją. Su jumis buvo Juozas Vaičiukynas ir Nerijus Varnelis. Tikiuosi, dar jūs, Nerijau, sutiksiu ir dar galėsim kada pakomentuoti. Dėkui, dėkui, maloni patirtis. Ačiū visiems žiūrėsim šias gražias rungtynes. Būkite laimingi, būkite sveiki. Viso gero. Iki. Skautinam varžovus ir stengiamės visada kuo geriau sužaisti. Didelis rankšluosčių asortimentas. Aukštos kokybės rankšluosčiai iš šukuotinės medvilnės ar bambuko. Geriausių pasiūlymų ieškokite www.nostra.lt. Nostra – tekstilė jūsų namams. Už kiekvienos technologijos žmogus. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete. Drobė, satinas, mako satinas, premium kokybė. Nostra – tekstilė jūsų namams.